Visiems labas, tiesiai į kamerą ir aš esu Marius Šmitas. Iš tikrųjų gyvenime turbūt dariau daug dalykų, galbūt mane kažkuri tai auditorijos dalis žino iš mano darbo su šoubizu, iš darbo radijoje, iš muzikinės mano pusės, televizijos, toliau, ta prasme, ekstremalių sportų, visų kitų dalykų. O dabar šiuo metu jau kuris laikas turiu tokią labai įdomią aistrą, įdomų hobį, kuris virto daugiau negu hobio ir tai yra lindimas į žmogaus vidų, į fiziologiją. Ir būtent lindimas per tokius dalykus kaip kvėpavimą. Tai vienas iš tų momentų, tikriausiai tą, ką tau ir sakė Rūnas, tai yra būtent apie kvėpavimą, apie tai, aš kartais netgi tą pavadinu, tiksliau sakant, tai bandau apibrėžti, kad tai yra tyrinėjų kvėpavimo būdų įtaka žmogaus organizmo procesam. Čia yra labai įdomi tokia tema. Jo, ir skamba sudėtingai, man iš karto užkliuvo kvėpavimo būdų, kad jų matyti yra labai daug. Ja. O mes, bent jau aš, negaliu sakyti, mes buvom, atrodo, išmokyti tik vienu, kad niekas nesigilino į mūsų kvėpavimą. Aš iš tikrųjų tau galiu pilnai pritarti, todėl kad didžioji dalis žmonių apskritai niekada nesusimąstė, kaip jie kvėpuoja. Taip, atrodo, ką mes gimstame su pirmu įkvėpimu, išeiname su paskutiniu atodusiu, ne? Kvėpavimas mums iš tikrųjų tai kas yra. Tai yra gyvenimas, tai yra pati gyvybė. Taip, nes kaip suprantam, kada nekvėpuojam, taip juk ir nelabai yra tos gyvybės. Iš tikrųjų, niekas nepasako, kaip reikia kvėpuoti. Niekas nesakė, mokyklose to nemoko. Gydytojai to neaiškina, sveikatingumo specialistai apie tai nekalba, ne? Nors iš tikrųjų viskas priklauso mūsų organizmo funkcijos, apskritai labai daugelis dalykų, kurie vyksta mūsų organizme, ne? Mūsų organizmo biochemija, taip, mūsų organizmo fiziologijos tam tikri dalykai, jie priklauso tiesiogiai nuo kvėpavimo, nuo to, kaip mes kvėpuojame. Ir iš tikrųjų tas dalykas žmonės netkreipia, kvėpuoja, gerai, norėčiau pasižiūrėti. Taip. Labai yra paprasti dalykai. Kaip tu jautiesi, taip ir kvėpuoja. Kada tu atsipalaidavus? Tai pas tai ramus kvėpavimas, tu atsipalaidavus esi, kada įsitempus, ne? Trūksta oro, ne, įtampa kažkur tai yra, ne, bėgi, kur nors vėlgi tas kvėpa, alsuoja, ne? Viskas, kaip mes jaučiamės, taip ir kvėpuojame. Juokingiausia yra tai, kad mes tą viską galime keisti, nes mūsų smegenis organizmas veikia atvirkštiniu būdu. Tai vadinasi, kaip mes kvėpuojame, taip ir jaučiamės. Mes galime pakeisti savo būseną labai greitai kvėpavimo pagalba. Tai gal galim pakeisti mano būseną, nes aš dabar truputį įsitempus ir truputį jaudinos, aš niekada nesu bandžius kvėpuoti. Tai gal mes galim truputį pabandyti. Jo, galim šitą dalyką padaryti, aš tau tiesiog paimsiu galbūt tiesiog tokią trumpą įžangą, nesusakyčiau tada apie visą tai, todėl kad iš tikrųjų su kvėpavimu ir taip. Labai tą greitai galima padaryti, labai greitai galima tas visas būsenas pakeisti savo viduje, ypatingai psichoemocinę būseną, fiziologinę būseną. Dabar iš karto pradėsiu nuo tokių paprastų dalykų. Atsisėsti tiesia nugarą. Sėdi dabar, viskas tvarkoja, mes sėdime, mes niekur neinam, nieko nedarom. Atsisės tiesia nugarą, grinai, pečiai atgal, galva pratinka, įsivaizduoju, kad pas tai nugarą, tave pakabino kažkas tai kaip kalėdinį žaisliuką. Taip, pečiai atgal, nesjaudink svarbiausia. Ir dabar pats pirmas dalykas. Įkvėp per nosį, ta prasme, įkvėpk ir atsidusk. Atsidusk. O dabar paimk užsimerk, užsidėk vieną ranką ant pilvo, kitą ranką ant krūtinės ir tiesiog kvėpuok taip, kaip tu kvėpuoji. Tiesiog. Ir pajaus, kas pas tave juda. Krūtinė ir pilvas. Gerai. Įtampos daug matau. Gerai. Ir kas juda pas tave? Ar bandai kažką tai daryti pagal taisyklės? Bandau, žinok. Matau, kad bandai daryti pagal taisyklės. Viskas, palik, atsimerkiam, viskas ramiai. Žiūrėk, neįsitemk, atsipalaiduok, kad tas pasakymas toks neįsitemk, atsipalaiduok, dažniausiai tai yra gali gauti atgal. Strėlė kokia. Juokauju. Labai paprastas dalykas. Bandai dabar su savim kovoti ir galvoti, kosgi tenai bus atsakymas, galvoti iš galvos, kaip tai reikia kvėpuoti. Pamiršk. Esmė yra ta, kol tave valdys protas, iš galvos bandysi suklys, bandysi kažką padaryti teisingai, tol to niekas nesigaus. Tai turi tiesiog kvėpuoti, kaip man išeina dabar. Pamiršk visus dalykus, pamiršk, kas yra teisingai, kas neteisingai, sugrįžk į save, tiesiog bam, nėra nieko. Tai vat kaip tu įkvėpi, iškvėpi, tiesiog, kelis kartus įkvėpk, iškvėpk. Jau matau, ačiū.
Jau pati supratai, Ne. kas juda? Čia. Krūtinė, ne? Pilvas visiškai nejuda. Turėtų būti atvirkščiai. Jo, iš tikrųjų ne tai, kad atvirkščiai, mes dažniausiai, čia yra labai vienas įdomus momentas, ne, iš tikrųjų prisimint, jeigu tai plačiau sakant, prisimint mūsų fiziologiją, tai kaip atrodo mūsų vidus, ne, tai mes turime, kada yra plaučiai mūsų šičia, ne, čia mes turime labai įdomią tokią vietą, diafragmą. Ne? Diafragma yra toks raumuo, kuris eina aplinkui mūsų čia krūtinės ląstą, ne, šitoje vietoje. Ir iš tikrųjų diafragma mums padeda kvėpuoti. Ir esmė yra tokia, jeigu yra užspausta diafragma, pas tave neina visiškai į pilvą. Jo. Vadinasi, tas žmogus kvėpuoja va čia, va tik tai viršui. Dalis tik tai plaučių, ką tai reiškia, kvėpavimas yra negilus, kvėpavimas yra dažniausiai toksai įspaustas, yra įtampa. Ir ateity gali būti problemyčių. Na dabar, bet po daugelio metų, sakykim taip. Jeigu, plus kitas dalykas, ką kalba psichologai, tai yra, kad diafragma, kada įvyksta kažkokie, tai būna dalykai žmogaus gyvenime, kažkokios sunkus psichologiniai sukrėtimai, dar kažkas, arba kada išmuša tam žmogui gyvenimą iš po kojų. Vienas yra toksai dalykas, tai diafragma įsitempia ir padaro pagrindą po kojomis. Taip, užtat tas kvėpavimas toks, labai visi tokie įsitiesia kažkaip, tai va, atvaikšto, visi nori būti teisingi. Mes klauk visą tai. Metam, to nereikia. Mūsų kvėpavimas šiaip jau po žmogų, ne? Po truputėlį. Darysi tą dalyką namuose, darysi taip, kaip tau patogu. Ant pilvo ranką būtinai. Ir tai prasme įkvėpimas toks, kad įsivaizduoji, kada tu sėdi, tai eina iš karto tas oras, įsivaizduoji, jisai krenta į apačią, į tą pilvą, bam, čia tas pilvas toks kaip į dugną nukrenta. Eina pilvas, nuo pilvo tarsi banga kiltų, ne, ta banga eina viršų. Tai vidurinė dalis. Taip, čia, tada viršutinė dalis. Čia ta banga ir ta banga daina, pas tave vat iki čia. Ir nuo čia, tai nuslūksta, leidi tą orą, ne, ir vėl. Eina pilvas, ne, ir nuo čia tokie keli savo bangas, seki savo viduje su žvilgsniu vidiniu ir vėl išleidi. Ne? Neįsitempusi, tu niekur nesuklysi, dar kartą bandyk pilvas, diafragma, krūtinė kyla, bangai iki viršaus ir išleidi. Įkvėpimas yra veiksmas, taip, dar kartelį įkvėpi pilvas, diafragma, krūtinė, taip, iki viršaus. Ir čia atsipalaiduoji, tiesiog leidi viskam išeiti. Tu nieko nesuklysi, nėra kur suklyst. Tu viską darai teisingai, pamiršk pirmūno sindromą, kur reikia būti pačiu geriausiu, tai nėra varžybos, tu tiesiog grįžti į save. Kaip jautiesi? Labai užstringu kažkokiu momentu. Kurio momentu stringi, kada save pagauni? Kada jau reikia jau iškvėpinėti, jau tas, kad viskas čia nusiristų ir kažkas užstringa ir aš negaliu to impulso duoti. Supratau, apie ką tu kalbi. Iš tikrųjų, toks momentas tau nereikia jokio impulso duoti, pas tai ir va. Tu įkvėpimo veiksmas yra, o čia yra atsipalaidavimas. Leidi tam orui išeiti. Nereikia jokių impulsų duoti, tiesiog leidi jam daugiau, ilgiau išeiti. Iš kur labai yra įdomus dalykas su mūsų tą fiziologija. Tai, ką aš dabar pamačiau, žinai, pas tave bandai dar padaryti pačioj pradžioj, bet aš manau, kad tau padėtų geriau tą pajausti aktyvūs kvėpavimo pratimai. Žinai, toks truputėlį aktyvus veiksmas, kur yra tie blokeliai, kur yra va ten tie sustojimai tavo viduje, ne? Jisai toks tiesiog tokiu drąsišku būdu paima pralaužia. Žinai, toksai išlaužia ten viską ir tu atsidari truputėlį kitoj būsenoj ir taip. O, geras, taigi šitaip galima, nes iš tikrųjų mūsų kūnas labai puikiai viską žino. Mūsų kūnas pradeda kvėpuoti taip, kaip reikia, kaip yra geriausia, ne? Ir jisai išmoksta tai. Bet po to vėl mes iššokame į kažkokius kitus dalykus ir į streso būsenas, į kažkokias kitokias būsenas ir mes tiesiog pamirštame, tada pradedam kvėpuoti per burną, šitaip lekuoti, nors pas mus yra nosis tam reikalui, čia yra iš vis labai įdomus dalykas su nosimi, nes kiekvienas mūsų organas, aš galbūt čia dabar truputėlį taip ne vieną paskui kitą sakau, bet iš tikrųjų mes turime savo organizmą, žmogaus organizmas yra pritaikytas, labai gerai pritaikytas ir labai gerai sustyguota sistema, kuri, jeigu žinot, kaip ją naudotis, jinai veikia idealiai ir jinai pati save gydo, jinai pati gamina laimės chemikalus galvoje.
Ir vienu žodžiu, ir duoda daug to gyvenimo džiaugsmo. Tiesiog reikia mokėti tą daryti. Dabar mokėjimas paprastas. Tavo atveju, aš sakyčiau taip, mes čia dabar sėdim, tiesiog mes galėtumėm, žinai, ką padaryti, tiesiog galėtumėm truputėlį, jeigu nori pati prasikvėpuoti, mes galim padaryti tokią įdomią plaučių mankštą. Ta mankšta, taip, plaučių mankšta, nes dažniausiai, va čia žiūrovam irgi visiems sakau, tie, kas žiūrės, nes iš tikrųjų visi galvoja, kaip su to kvėpavimu. Natūralus žmogaus kvėpavimas yra 6 kartai per minutę. 6. Ne, čia skamba labai mažai. Dabar naujais, tais naujoviškais, sakykime taip, naujoviškais terminais jau pradėjo sakyti, gali būti 12-15, bet tai yra tik tai pritempta už ausų dėl to, kad didžioji dalis žmonių, kaip mes patys suprantam, atsiprašau, bet dėl maisto, dėl viso to, kas yra aplinkui, iš tikrųjų sveikata yra labai prasta. Mes puikiai žinom, kas yra nuo viso šlamštmaišio, nuo to, ką žmonės valgo, nuo tos visos, kaip aš vadinu, plasmasės, nuo visų šitų dalykų, kaip antsvoris, viršsvoris toliau, ta prasme, širdies kraujagyslių ligos, jau iš karto smegenys kitai veikia, nerimo sindromai, centrinė nervų sistema pažeista, vienu žodžiu, visi šitie dalykai, kurių neturėtų būti, bet visi sako, gyvenimas toks. Sako, tos gyvenimas ir čia atvar, ką padarysiu, tai maistas toks, babytės tenai gyveno, babytės gyveno taip, kad jie galėjo sau leisti, o mes ne, čia viską skubam, turime spėti. Stop, minutę vieną. Taip. Bet žinai, labai sunku sustoti, nes tu esi ne vienas žmogus gyveni, tu gyveni kažkokioj terpėje aplinkoj ir tai visi veikia. Pavyzdžiui, aš ten viena ar ne, su draugu gyvenu, mes neturim vaikų, bet aš žinau, šeimos, kurios turi vaikų, tu visą laiką gyveni ir tu negali kartais sustoti. Arba bent jau tu galvoji, kad tu negali sustoti. Sustoti, tai nereiškia, kad tu turi nieko nedaryti arba gyventi balanos gadynėje. Visiškai ne. Sustoti vadinasi kreipti daugiau dėmesio į save, kreipti į tai, kaip tu atlieki veiksmus kasdieninius gyvenime ir kreipti į tai, ką tu vartoji, ta prasme, ką tu valgai, ką tu dedi į save. Taip, ir dar atkreipti dėmesį į tai, kur tu apskritai kreipi savo dėmesį, kur tu iššvaistai. Dėmesys yra energija. Oi, faktas. Kur dėmesys ten yra energija, ne? Kur tu iššvaistai, kur tu įkreipi, kuom tu siemi. Ir kada padarai tokią reviziją, iš tikrųjų gyvenime daugelis dalykų pasikeičia. Va. Tai va toks būtų momentas. Ir tas sustojimas tame visame greityje, tai yra iš tikrųjų per kvėpavimą. Skir savo per dieną 15 minučių. To užtenka. Niekas tau nesako, kai ten pasakytų, čia 2,5 valandos ir 3 valandas vakare. Ne, tie laikai praėjo. O galima kažkaip tai daryti, pavyzdžiui, aš noriu nuo rytaus pradėti kvėpuoti, bet aš nežinau, kaip kvėpuoti. Labai paprasta. Žiūrėk, viskas yra labai paprasta. Iš tikrųjų, išduosiu tokį patį paprasčiausią rytinį pratimuką, ne? Ryto pratimas, ką mes, pavyzdžiui, šičia lygiai taip pat galim padaryti. Tai ryto pratimas labai paprastas yra. Reikia telefone turėti, reiškiasi, kas turi kokį nors interval timerį, ne? Tiesiog paimtų užsistatyti, aš visą laiką taip sakau. Aišku, ne, užsistatyti, kas vaikšto į sportus, ne? Taigi visi jie eina į sportus, varo į crossfitus, ten yra kiek laiko varai, kiek laiko ilsiesi, ne, tokį patį pasidarai minutę, darbas minutė, 15 sekundžių poilsis, darbas minutė, 15 sekundžių poilsis ir darbas 2 minutės ir paskui jau poilsis, ta prasme, net nežiūri, kiek ten to poilsio. Viskas labai paprasta. Pagrindas yra mūsų kvėpavimo. Mes tam, kad būtumėm sveiki, laimingi, džiaugsmingi, kvėpuojame per nosį. Kvėpavimas ir įkvėpimas per nosį visada. Kodėl nosį yra neuronų davikliai, yra tinklai, kurie eina tiesiai, duoda mūsų smegenim kiekį oro. Kokios kokybės tas oras yra. Visą tai veikia tiesiogiai, duoda informaciją tiesiai mums smegenis. Mūsų kūnas taigi nėra atskiros detalės. Visa tai yra vientisa sistema, absoliučiai vientisa. Kaip labai gerai pasakė viena gydytoja, labai gerai pasakė šiaip ir vieną konferenciją, sako, mes esame superorganizmas, tikrasis organizmas. Jeigu mes galvom, kad esame žmogus, aš čia žmogus, tai ne. Mes iš tikrųjų esame milžiniška kolonija pačių įvairiausių bakterijų, virusų, grybelių, vienu žodžiu, kurie tenai pas mus gyvena, taigi žmogaus ląstelių originalių yra mažiau negu kad tenai visų šitų kvatirantų, kurie pas mus nuomininkų. Bet kalbėjai apie tą plaučių mankštą. Jo, tai plaučių mankšta labai yra paprasta. Žiūrėk, ką daryti ryte, mes pamirštam tokius dalykus. Tiesiog paimti, įkvėpti, įkvėpinėjame, įsiražėjai visą, įsiražyt, kad viskas vaikščiotų pirmus, ne? Tiesiog išsitės ir ta plaučių mankštelė tokia užsistatyta minutė ir toks įkvėpimas, kur eina savo greičiu,
Tas pilnas pilvas, diafragma, krūtinė iki galvos. Net padedi savo, kad pratelt plaučius visus ir tokius išleidė, atsipalaiduodamas. Ne išputiniai, ne veiksmas, bet atsipalaidavimas. Ir vėl, kada tik tai baigėsi, jis iš pradžių vėl eina įkvėpimas, pilnas įkvėpimas, kuris yra veiksmas, taip ir vėl išleidinė ir vėl taip pilnas įkvėpimas, išpučiam, ne, ir vėl akis užmerktos, niekas aplinkui neegzistuoja, yra įkvėpi savo ritmu, tai darai, kiekvienas daro savo ritmu, taip, ir vėl įkvėpiam, pilvas, diafragma, krūtinė, pilni plaučiai ištempėm ir išleidžiam. Visas dėmesys kvėpavimo procese. Maksimaliai įkvėpiam, kiek tik tai galim, įkvėpiam ir užlaikom orą. Įkvėpiam, užlaikom orą, užspaudžiam į krūtinėje, tarsi suspausdami, va tas 15 sekundžių, ne? Tai va jau 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Išleidi tą orą tiesiog. Prasiskanok save nuo galvos iki kojų. Pasižiūrėk per visą save vidinių žvilgsnių. Prasileis, padėkok savo. Padėkok ir taip dabar įkvepiam. Ir atsidūstam. Atsimerkim. Kaip jauties? Oho. Man atrodo, kad man net balsas nurimo. Nu tai, kaip jauties? Pirmas dalykas. Nurimai? Jo, nebėra to tokio kažkokio. Kaip juokinga, žiauriai keista, nes iš tikrųjų tai nelabai tikėjau, kad čia taip greit galima, va tai va suvaldyti savo kūną. Eina savo. Aš kažkokiam šokė dabar. Bažiūrėk, aš matau, iš tikrųjų, tu dabar atsipalaidavai labai. Nu. Pas tai visiškai veido bruožai net pasikeitė. Jėzau, net juokinga. Bet išsigandau, nes man pradėjo, va tada, kai padarėm tą labai intensyvų, man pradėjo tirpt dilgčia. Viskas gerai. Labai gerai viskas. Ir tada buvo žiauriai karšta, aš visą sušilau. Ir tada jau kai pradėjau rimti, tai man pradėjo šaltėt, pradėjau vėst. Kur atrodo, kad kiekvieną detalę pradedi jūs. Eina savo. Tu pradedi jausti visas savo detalės. Iš ko šitą mašinytę sudaryta. Tai va tokį, čia plaučių mankšta. Nu, čia tokia jo. Tai jeigu tai kiekvieną rytą atsibusčiau, pradėčiau dieną, tai manau, kad labiau sąmoningesnė, ar ne, būčiau. Tas sąmoningesnė, žinai, tas žodis toksai, galbūt aš sakyčiau, kartais sukompromisintas labai yra sąmoningesnė, žinai, kai sako, visi čia tokia sąmoningi. Aš sakau, kad būtum gyvesnė. Būtum gyvesnė. Tai yra gyvastis, tokia, žinai, mano galva, mano terminais galbūt subjektyviais, jie nėra objektyvūs, žinai. Turi daugiau gyvybės. Gyvų žmonių? Mano aplinkoje gyvų žmonių daug. Iš kitos pusės yra ir kitoje aplinkoje, tai yra su kuria, žinai, pradedi dirbti, į kurias ateini, kažkaip numeta gyvenimas, tenai būna daug tų žmonių, kurie nelabai gyvi, bet jie labai greitai keičiasi į gyvus. Man atrodo, kai tu esi, nes kaip ir tu sakei, kad mes esame energija, tai jeigu tu pats esi energija, matytų kitus traukia energetiškai stiprius žmonės, ar ne, ir tada jūs vienas nuo kito pasipildot. Žinok, aš nežinau, kaip yra, iš tikrųjų, truputėlį galbūt aš ir tą iš karto čia, kadangi kažkas gali ten pažiūrėti, po to sakyti, žinai, kaip čia taip, ne, tai biškai noriu vieną tą dalyką paneigti, ne, tą teiginį, kad aš sakiau, kad mes esame energija, mes esame kartu, tiek ir energija, tiek ir materija, mes esame viskas vienam kartu, kaip pasižiūrėsi. Na, čia lygiai taip pat kaip kvantinės fizikos tas principas yra, kad mes esame, jeigu pagal paprastą fiziką dalelę, tai tenai mes esame banga, ne, tai tuo pačiu mes esame energija, jo. Bet ta energija, kuri yra sudėta į šitą mašinytę, tokia, žinai, ir kiekvienas mes gavome tą mašinytę ir su tą mašinytę važiuojame per pasaulį, per gyvenimą. Kas su traktoriuku, kas su sportinė, kas su autobusu. Su kokia mašinytė dabar tu važinėjai? Aš žinau, iš tikrųjų kasdieną yra, kai vis kitai būna dienų, kada visiškas sportas būna. Sportkaras toks. Didelis garažas. Jo, aš žinau, visą laiką. Na, dar be to gali visada
pats save pasikoreguoti. Tik tai žinai principą savo, ne? Koks yra, bet gali pasikoreguoti, biškai pasitiūnint gali. Taip. Kasdieną. Taigi... Turiu tokį klausimą, nes pastebėjau, kad savo socialiniai medijoje rašai vieną tokį hashtagą, grotažymę naudoji tokį. Create your own reality. Tai kadangi tai darai ne vieną kartą, man labai įdomu, kokia priežastis yra šito sakinio ir ką tau reiškia ir ką tu turi omeny, nes labai toks gali visaip interpretuoti. Tai vat man įdomu, Marius Šmitas, giluminio kvėpavimo praktikas, ką jis turi omeny? Žinai, iš tikrųjų, tai yra labai sena ta grotažymė, jinai atsirado pas mane, neatsimenu kada, bet pakankamai seniai, prieš daugiau negu 10 metų, ta prasme, jinai yra, bet šiaip jinai yra susijusi su labai paprastu dalyku, tai kad mes visi galime sukurti savo realybę. Mes turime galimybę susikurti savo realybę, todėl kad žmogus tik tai šito kartais nesuvokia, bet jis iš tikrųjų tiesiogiai mes dalyvavome savo realybės kūrime. Ir kai sako, oi ne, aš priklausau nuo aplinkybių, tai ne. Mes nei vienas nepriklausome nuo aplinkybių. Taip, aplinkybės mus įtakoja, bet iš tikrųjų mes kiekvienas turime galimybę, turime jėgų, turime visų galių, gabumų, instrumentų tam, kad mes susikurtumėm realybę, ne tik materialę. Turiu omeny, kad tas create your own reality, ne, tai yra tai, kad, oi, bet kaip aš čia būsiu, nes aš čia priklausau, čia ar pas kažką tai tėvai, ar pas kažką tai draugai, ar šeima, partneris, ten, whatever, ne, visi, arba sociumas, darbas, oi, čia aš tokioje šalyje gyvenu, ten negaliu, ne, tu gali. Dėl to, kad arba kiti sako, nu, tai va, čia aš priklausau, ne, tu nepriklausai, nes kas viduje, tas ir išorėje. Keisdami savo vidų mes keičiame savo bendravimą su išoriniu pasauliu. Lygiai taip pat mes keičiame patį tą išorinį pasaulį. Nes, kaip pati žinai, kad į ką pasižiūrėsi visą laiką, pavyzdžiui, yra šita vaza, aš matau vazą, tu matai vazą, bet mes matome 2 vazas, čia yra 2 vazos, nes kiekvienas matome ją skirtingai, ne? Nors jinai kaip ir yra tokia. Bet iš tikrųjų tas momentas apie tą sukūrimo savo realybės, tai ir yra, kad paimti ir daryti, pradėti nuo savęs. Kažkas nepatinka, keisk. Kada tai nepatinka išorėje, keisk savo viduje, ne? Arba kame. Juolab, kad žmogus, vėlgi mes nesame medžiai, kurie yra su šaknimis vienoje vietoje, ne? Kažkas nepatinka, galų gale atsistoja, išėjai. Tai tavo realybė kokia? Tai jeigu sakai, kad prieš 10 metų sugalvoji, ar ne, šitą posakį, tai ta realybė, kuri buvo prieš 10 metų, kokia jinai buvo ir kaip pasikeitė tavo kuriama realybė dabar? Mano realybė, žinok, visada keičiasi, kaip bebūtų keista, aš turiu tokį tą vieną, vis sakau, kad jinai būtų kažkur tai kažkokia stabili, aš visau prisigalvoju, bet po to labai yra įdomus momentas, kad, nežinau, visatėlė pati, nežinau, ar kaip čia pavadinti, reiškia, man pastoviai meta, kad ta realybė turi pastoviai keistis. Pastoviai einu per kažkokius procesus ir mane tai žavi. O kaip tu jautiesi tame? Visaip. Aš jaučiuosi visaip. Esmė viso to, turbūt, kad ir kaip tai nuvalkiotai beskambėtų, bet iš tikrųjų esmė yra tai, kad per visą tai gauni patirtis. Mano vienas iš suvokimų, ta prasme, tai yra mano subjektyvus suvokimas, neturintis nieko bendro su objektyviais dalykais, arba nežinai, kaip tau sako, kad ką turi daryti gyvenime, kad būtum laimingas. Tai mano yra tas, kad iš tikrųjų mes čia atėjome patirti. Iš šito pasaulio mes ateiname patirti. Mes patirti tą, ką reiškia būti žmogumi. Patirtis gali būti visokios. Ne? Pas vienus, pavyzdžiui, patirti, ką reiškia būti žmogumi, tai vadinasi, ten baigti mokslus, šeima, vaikai. Čia irgi gal sustatytas. Žinai, toks, aš atsiprašau labai, bet sakau, žinai, kad čia sociumo dalelė, visuomenės dalelė, čia mes darome viską iš tų blokų tokių, kurie vadinasi šeima, dirbam, kūrėm, ten, žinai. Pas vienus yra taip, pas kitus galbūt yra kitaip, pas mane galbūt visą laiką tai buvo patyrimas. Patirti gyvenimą, įvairiausias jo formas. Tiek ir malonės, tiek ir, sakykime, nelabai malonės, nuo kurių kartais paėmės į kampą, nueini kažkur, tai už ką, po to stop, ne už ką, taigi aš prašiau, kad aš noriu patirti, kad noriu matyti. Tai jo, jis yra visoks. O koks patyrimas tavo gyvenime tau padarė didžiausią pokytį? Vau, net ir nežinau. Toks ant liežuvio galo. Man iš tikrųjų tie pokyčiai visada ateidavo per kažkokias tai minusinės būsenas, kas yra įdomiausia. Minusinės būsenos tai kada kažkas labai labai gerai, ten užsisėdė ant to labai gerai ir po to nukrenti nuo to, žinai, toks nukrenti, kaip skauda, žinai, kažkas į to, skauda kažką. Ir per tą po to pradeda ateiti kažkokie nauji dalykai ir nauji pokyčiai. Bet gal kitaip neišmoksi, ne? Tai kitaip turbūt neišmoksi, žinai, tai man tai, žinok, labai
per tokius dalykus. Dabar, žinai, taip užklausi, kas davė didžiausią pokytį. O aš girdėjau, kad tu esi ir pats minėjai su tais ekstremaliais sportais, ar ne? Aš vakar klausiau tokį įrašą, yra toks žmogus, kuris vos ne visą savo gyvenimą suskaičiavęs apie 3,5 metų yra praleidęs ant kalno Evereste. Vat irgi turi labai didelį potraukį kalnam ir eiti vienu žodžiu, jam ten irgi trūksta oro, šaltis panašiai, labai taip, jam reikia to azarto, ar ne? Aš, pavyzdžiui, aš taip bijau to azarto, aš bijau ten nuplaukti vidurį ežero, nes aš galvoju, kad o kas bus, jeigu aš sustosiu ten, negalėsiu kvėpuoti, kad man ten sutrauks koja. Tai čia vadinasi persikelsi į kitą realybę. Čia numirsi, ten persikelsi. Taip pats minėjai, tai aš niekada nesutikau tokių gyvenime žmonių, kurie turėtų tą labai didelę aistrą ekstremaliam sportui. Tu minėjai, kad turi. Man labai įdomu, nuo ko čia viskas prasidėjo. Aš net nežinau, nuo ko tas prasidėjo, iš tikrųjų paskui labai įdomiai, aš galbūt pasakysiu taip, mums gali atrodyti, man gali atrodyti, ne, kitiems žmonėms gali atrodyti, kad aistra, oi čia taip yra, bet iš tikrųjų dažnai mūsų polinkis į ekstremalius dalykus yra susijęs su vaikystė ir su kažkokiom vaikystės traumom netgi, kurių mes neatsimenam nuo kūdikystės. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, kada pradėjau kai kuriais atvejais nagrinėtis pats save, sakykime, su psichologais, su terapijom ir žiūrėti, kas ten tokio yra, tai labai įdomiai dėjau, kad pas man iš tikrųjų tas ekstremalumas, jisai buvo nuo labai labai seniai. Geras. Ir mes ten ėjome ir dėjome iki tam tikrų vaikystės momentų, kad nuo ko jisai galėjo atsirasti. Tai tas noras toksai paimti, varyti visur, kad paliežųjų netgi pajausim tą adrenalino skonį. Taip, geras, kaip įdomu. Ja. O kaip tu dabar tuo užsiemi dar? Žinai, man ekstremalumo to, man labai įdomiai ekstremalumas susilygino, kaip sakai, kas padarė įtaką, ne? Tai aš visą gyvenimą labai bijojau šalčio. Man šaltis buvo, ta prasme, tragedija, man Lietuvoje visada buvo blogai, nes ta prasme yra šalta, čia yra ruduo ir čia visada aš svajojau, visada kaip aš išvažiuosiu, kad nematyti to rudens, tų visų šlapių žiemų, tų švininių cepelininio dangaus mūsų, cepelinų dangaus ir man šaltis tai buvo jau tragedija, nes kažkaip aš jo visada labai bijojau. Ta prasme, jisai man buvo nemalonus. Tai vienas iš tokių viską keičiančių suvokimo, tai buvo, kada aš pradėjau kvėpuoti ir kada aš pradėjau į šaltį lysti. Ir kada aš šaltyje atradau labai daug galios ir jėgos, įsigalinimo per šaltį. Aš į tokį realų, rimtą šaltį ir eksperimentuoti su savim pradėjau, tai po karantinų, per karantinus, tiksliau sakant, nes aš per pirmą karantiną dar buvau Azijoje ir grįžau čia ir buvo kada ta gražioji žiema su -25, kaip senos žiemos šaltos pokšinčios, tai aš labai paprastai padariau tam, kad nebūt mieste ir ten būdavo visų kitų ribojimų yra nesąmoningų, tai ta prasme aš paėmiau, išsinuomavau kambarį ir gyvenau sodyboje prie ežero. Aš gyvenau prie ežero sodyboje, tai pas mane buvo miškas, pas mane nebuvo jokių draudimų, aš ką noriu tą darau ir per tuos šalčius aš landžiau į eketę. Aš sėdėjau į eketėje, aš sėdėjau kasdieną eketėje. Bet palauk, tai jeigu tu labai bijojai šalčio, tai kaip atsitiko? Arba tai atsitiko taip, kad mano pažintis tuo momentu su Wim Hofo kvėpavimo technika ir apskritai su jo, reiškiasi, tuo metodu. Ir viskas taip gavosi, kad aš pradėjau kvėpuoti ir tada pradėjau lysti į šaltį. Ir būtent pagal jo techniką aš iššokau į tą visą, kaip pasakyti, sistemą tokią ir pas mane pradėjo darytis labai stiprus pokyčiai. Pavyzdžiui? Tai prasme, tie pokyčiai, tai santykis su supančiu pasauliu. Ir su tuo šalčiu, tas šaltis mane išmokė ramybės. Ramybės? Šaltis moko ramybės. Šaltis moko ramybės. Tik tai ne tas šaltis, kada tu vaikštai, kovoji ir kaleni dantimis, o tas šaltis, kada tu eini į sąmoningai, tai yra suvokdamas, ką darai, taip, ir eini į tam, kad nurimt. O kaip pasiruošti šalčiui? Labai paprasta viskas yra, yra 3 dalykai paprasti. Visų pirma, prisotinti kūną, organizmą, ląsteles prisodinti deguonies. Toliau sekantis dalykas nusistatyti, kad šiandien, kai bus šalta ir aš čia mirsiu, o nusistatyti viduj. Tai čia sunkiausias dalykas, kaip tą padaryti? Nesunkiausias, nes iš tikrųjų pagal tikėjimą mums bus duota. Čia biblinės frazės, prasme, yra iš tikrųjų, kuom tikitas ir bus, jo, nes pagal tikėjimą mums bus duota. Tai tiesiog paėmė, persukai viduj, atėjai,
Tavo geriausias draugas šaltis yra. Ir po to žinoti techniką, kaip visą tai padaryti, kaip lipti į jį, kaip reaguoti. Nes esmė yra tokie žmonės dažniausiai šoka, kada eina į šaltį, jie iškart įsitempia. Šaltis mums yra natūraliai, mums yra stresas, taip, mums yra, sakykime, mirtis. Bet esmė yra tokia, kad kada, tai čia vat yra ta didžioji treniruotė, nes tu eini į šaltį, vietoj to, kad tu įsitemptum ir kovotum, tipo, aš koks kietas atstovėjau, čia ten atbuvau kažkiek tai šaltam vandenyje, ar ten sniegė kokiam ar lede, ne. Tu eini ir tu visiškai pasiduodi. Tai yra įeini ir tu eini, tau norisi įsitempti. Vėl kvėpavimas. Atsipalaiduoji. Dar tau tempia, atsipalaiduoji. Tu nueini va čia tą šaltį ir šaltyje pilnumoje atsipalaiduoji. Ir pačioj pradžioj dar būna pirmąją minutę, vat kaip lede ten, pavyzdžiui, eini į ledą, ne, tai pirmąją minutę dar yra kova tokia, oi, kas čia dar. Ir po to nurimsta, viskas nurimsta, bet čia jau po kažkurio tai laiko aš turiu omeny, kad ten pirmą kartą, žinai, žmogus, kada lenda, jam nereikia ten ilgai sėdėti, bet, pavyzdžiui, aš puikiai žinau, kad aš savo darydavau taip, kada man tokia vat normali diena, tai nuo 3 iki 5 minučių lede, o jeigu man būdavo overthinkinimas ir ten belenkas galvoj, 7 minutės, nuo 7 minučių prasideda absoliuti tyla, tau tai išsijungia mintis. Išjungia mintis ir yra visiška ramybė. Nieko daugiau nėra. Yra tyla. Tu nueini tau, viskas, pagaliau nėra minčių. O aš turėjau šitą reikalą, aš turėjau tikrai iššūkių su overthinkinimu. Ir... Apie ką galvodavai? O Dieve, ten toks šiukšlynas. Toks šiukšlynas būdavo, ant lūpsų sukdavosi nesąmonės visokio, visiškai dėmesio nelaikymas, dėmesio nevaldymas. Turėjau tiek dalykų ir man iš tikrųjų kvėpavimas su ledu tuos dalykus tvarkė. Ir viskas atėjo gyvenime natūraliai, ar ne? Žinok, atėjo. Nežinau, kaip ant kiek natūraliai atėjo. Turbūt taip reikėjo. Aš nežinau, aš kažkaip nežiūrėjau per daug atgal. O koks tu vaikas buvai? Vaikystėje? O vaikystėje buvo kaip tik, čia dabar klausiu dėl to, kad aš pastaruoju metu kažkaip nemažai klausinėjau savo mamos, koks aš buvau. Tai jis sakė, kad aš buvau visoks. Buvau visoks, iš tikrųjų buvau ir užsispyręs labai ir pas mane buvo tam tikri vieni kiti pokyčiai. Mes kad dabar kalbėjom apie mano gimimą apskritai, tai sakė, kad kada aš gimiau, tai gimdymo namuose, tai sakė, iškart iš tolo matydavo kuris, nesakė, vadino mane, nesakė, labiausiai nesakysiu, kaip vadino. Nes sakė, labiausiai buvau spurdantis iš visų. Sakė, buvau labiausiai spurdantis, sakė, buvau sakė, gimiai, sako, toks tamsus visas, tokį tamsaus gyvas. Ir sako, spurdantis, sako, jau veža, sako, kada ten tos visus sudėdos, tai sako, kuris labiausiai tenai juda, sakė, buvau visada energingas, labai ir aš kiek pamenu, dar turėjau savo kūdikio nuotraukų, tai pas mane visą laiką vieną ranką taip, pasiruošę. O tiki tuo, kad mes į šitą pasaulį ateidami atsinešam kažkokį jau savo būdą? Manau, kad taip. Manau, kad taip, mes atsinešam savo būdą, plus ta prasme dar yra kitas dalykas, mes dar be to labai pasiemam ir iš savo tėvų, ir iš savo apskritai visos giminės, tiek iš senelių, prosenelių, iš giminės pasiemam dalykų. Ir ne tik genetiškai tai, kaip yra, bet netgi ir psichologiškai, nes kaip žinia, kuo toliau mokslas labai įdomius dalykus nustato ir modernioji psichologija dabar kalba apie tai ir realūs atvejai yra, kad mes atsinešam netgi ir psichologinius veiksnius. Tai yra mąstymo būdus, atsinešam tam tikrus elgesio šablonus, programas tas vadinamasis, taip, elgesio programas. Bet iš tikrųjų kitas dalykas yra tai, kad, sakykime taip, žmogus gimdamas, būtent mes žmonės, kai gimstame, manau, kad atsinešame ir, kaip pasakyti, siela tai ateina. O aš vis tik tai tikiu to dalyku, kad ateina siela. Gali ją pamatyti, matai tą viziją, iš tikrųjų, pasaulis mūsų nėra vien tik tai toks atvarkėtas. Aš vis tik tai tikiu, kad jisai tuo pačiu yra daug platesnis jo spektras. Gerokai platesnis, negu kad mes galime kalbėti. Tik tai aš jo neuždarinėju, sakykime, dogmose kažkokiose religinėse daugiau. Tiesiog aš jį priemu, žinai. Ir iš tikrųjų su pasauliu yra tas toks dalykas, kada netgi kai kuriais atvejais yra labai gera frazė, tokia, žinai, tikėti netikint. Nes ta prasme tu tiesiog paėmė ir tiesiog savo leidai gyvenimui įvykti. Eik man. Kalbėsi su visata, kalbėsi su pasauliu, nes viskas, kas yra aplinkui, viskas yra gyva. Mes yra labai smarkiai atskyrėme nuo to, bet viskas yra gyva. O visą laiką tikėjai? Jo, žinok, tikėjau.
Tas tikėjimas visada jisai buvo toks, jisai galbūt kažkur tai pasinerdavo, nes būdavo kitų užsiėmimų, žinai, bet esmė yra ta, kad kada atkreipi dėmesį, ne, bet kažkaip tai būdavo kitų užsiėmimų, pamiršti dar, ką nors, o po to vis tiek tas grįžti ir supranti, kad tai ėjo visą gyvenimą kartu. Visą gyvenimą kartu ėjo. O ką tu manai apie šiuolaikinę pasaulį, kad tas tikėjimas kažkaip iš šona eina? Ką tu turėjai omenyje? Nu, vat, nežinau, tos pačios religijos, ar ne, tu pats minėjai, kad gal nereikia užsidaryti, bet aš iš kitos pusės galvoju, gal kartais žmogui reikia ribų ir kartais kūrybiškumas ir kažkoks mūsų tikėjimas ir atsiranda kažkokiose ribose, ar ne, kaip ir su organizmu, mes kažkaip turim save įstatyti kažkokią discipliną, ribą ir tada mes žinom, kaip šitą mašinytę valdyti. Tai taip pat, man atrodo, nu, vat, aš visą laiką pati diskutuoju su savim apie tą tikėjimą, ar jis turi būti open ir aš turiu tiesiog priimti kažką, bet aš negaliu nieko apipavidalinti, ar aš turiu įeiti į tam tikrą, nu kažką pasirinkti, ar ne, turėti kažkokią poziciją. Tai va, man tiesiog įdomu, ką tu manai. Pirmas dalykas tau, atsiprašau, reiškiasi, bet tau, pirmas dalykas paklaus savęs, užduok klausimus savo. Kuo nepatogesni klausimai ir kuo nepatogesni atsakymai, tuo jie yra geresni. Tai čia mano šūkis, taip. Jo, supranti, tuos klausimus tokius užduoti savo. Reikia skirti tikėjimą nuo religijos, ne? Taip. Tikėjimą Dievu nuo religijos reikia skirti. Religija, mano galva, tegul man atleidžia visi tikintieji, bet mano galva religija iš tikrųjų yra labai konstruktas, labai grubus konstruktas, ta prasme. Ir tikėti Dievą, ne, iš tikrųjų tai yra, jisai neturi nieko bendro su religija. Nes kiekviena religija buvo skirta valdyti, sakykime, kontroliuoti ir valdyti. Toks yra, reiškiasi, bent jau mano subjektyvus požiūris į religiją. O tikėti į Dievą, tai reikia nepamiršti vieno dalyko. Mes visi esame, net ir religijos tą patį sako, mes visi esame Dievo vaikai, ne? Ir iš tikrųjų, mes kiekvienas savyje turime Dievo dalelę. Per mus Dievas patiria pasaulį. Esmė yra tame, Dievas per mus patiria pasaulį, jeigu šitaip galima sakyti, ne? Ir va tas užtat tai yra tikėjimas į save, į dieviškumą savyje, nes ta prasme, kaip tu elgsies, ne? Kaip tu elgsies, taip Dievas ir mato tą pasaulį, ne? Tai ta prasme, būk geriausia versija. Bet gal religijos ir nori tą pasakyti? Nu, religijos labai tave stato, supranti, į labai griežtą būdą, ten nėra evoliucijos. Mes evoliucionuojame, mes nestojame vietoje. Tai, kas stovi vietoje, kaip ir vanduo, jisai susmirsta, ne? Jisai tampa pelkė. Taip, stovintis vanduo, tekantis vanduo yra švarus, stovintis vanduo viskas smirda. Tau neatrodo, kad tie esminiai žmogaus, ar ne, pamatinės kažkokios vertybės arba mūsų elgesys, mūsų dominantis klausimai išlieka tie patys. Meilė, santykiai, taip. Tikėjimas, moralės kažkokie dalykai. Ta prasme, vėl pirštai lenkėsi, man tėtis laiką taip sakydavo, kad kol tavo pirštai lenksis į mane, kad vienu žodžiu pasaulis, tam tikros tiesos, kurios nesikeičia ir tu gali technologiškai labai judėti į priekį, ar ne? Ir man atrodo, kad religija ir yra tas dalykas, ar, nu, jo, religija, tikėjimas skirtingi dalykai, bet religija yra tas kažkoks polis, kuris bando vis atgręžti žmogų ir pritempti prie tų moralinių dalykų. Bet jeigu tu paimsi pasižiūrėsi, vat tuo tikėjimu, tuo dieviškumu, jeigu pasižiūrėsi ne į religijos konstruktą, o pasižiūrėsi apskritai į viską aplinkui, nes religijoje yra labai daug draudimų prie viso to, ne? Bet jeigu tu pasižiūrėsi paprasčiau į viską, bet tuo pačiu atviriau ir leisi savo patirti, man atrodo, žinok, tau surezonuos daugiau viduj. Ir va tame greitame pasaulyje, kaip sakai, ne, tai prasme, dabar galbūt eina tas sociume stipresnis, moderniam sociume stipresnis eina tas įimas, žinai, technologijas, eina labiau ten, žinai, AI, ten, nu, dirbtinį intelektą, ne. Tai prasme, į tai, kad mes šito jau pat viską išrasime, būsime dievai patys savo, bet čia yra vat labai yra įdomus momentas, žinai, kalbama apie tą evoliuciją, kad jau žmogaus tokio nebebus, jau dabar pradeda aiškinti visiškai ten nukvakę visi apie tai, kad čia tuoj tautų nebebus, ano nebebus ir bando visus sumaišyti vieną bendrą katilą kažkokį, sukerkti visus, ne? Tai aš galiu pasakyti, mano galva tai yra visiškai nesąmonė, tai prasme, nežiūrint nieko, man atrodo, mes esame kiek ir genetiškai, tiek ir tautiškai, mes turime, tai prasme, savo identitetus visi, ne? Plus tie identitetai gali kuo puikiausiai tarpusavy gyventi, sąveikauti, ne? Bet vėlgi grįžtant prie viso to, mes negalime nueiti į technologijas, nes tobulindami save, mes su tom technologijom, mano galva, vis tik tai galim paimti savo prisidaryti labai daug bėdų, nes čia nusiemam atsakomybę. Kitas dalykas, ką dar daro, nusiema atsakomybę nuo žmonės bandydami grūsti juos į tą tokią bendrą masę.
Sociumas, kuris daro, tipo, grupė. Nes lengva valdyti po to. Todėl, ne tai, kad lengva valdyti, aš geriau pasakyčiau taip, kad nėra asmeninės atsakomybės. Nereikia pamiršti, kad patys baisiausi dalykai, bent jau per pastaruosius ten 100 su viršų metų, tai jie buvo padaryti būtent per mases. Nes, pavyzdžiui, tiek ir nacistinėje Vokietijoje buvo visą tai viskas buvo vardan aukštesnės laimės, nacijai, žinai, dar kažkam bendrai, ir niekas neprisėmė atsakomybės, o holokostas, visi ten kiti baisus reikalai, ta prasme, jiegi buvo daromi. Ir tipo, oi, taigi čia ne aš dariau. Tipo, nes čia, mes visi, mes, va tas mes, ne, o kada tu išeini aš, tai tada atsiranda ta žinai, atsakomybė, asmeninė atsakomybė. Su religijom irgi mes šitą dalyką žinom, jeigu tai važiuojat, ne, pažiūrėk, kiek ir buvo kryžiaus karų, žygių ir tenai daug buvo visko ir viduriniai amžiai su visom ragonom, su viskom deginimais ir tikrai labai daug kraujo, labai daug prievartos baisios. Tai mes galbūt galim tiesiog dabar išeiti su savo tą asmeninę atsakomybę, asmeniniu santykiu su Dievu. Galbūt mes galime vis tik tai išeiti į mūsų bazinės vertybės. Bazinės vertybės man sako, oi ne, čia žmogus toks jo ego, jisai čia nieko net. Bet mano galva, pas mus visus, mūsų genetiniam kode, taip, mūsų DNR grandinėje yra užkoduotos bazinės vertybės. Bazinė vertybė tai yra meilė, atjauta, pagalba vienas kitam. Ne iš to, kad, padarysiu ir ką aš čia dabar gausiu, bet tiesiog tokia pagalba, palaikymas. Vienas kito. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra užkoduota giliai, bet tiesiog kartais mes net dasikasame kito. Nes pažiūrėk, kaip žmogus atsipalaiduoja, kada tą dainą, nes yra dalykai, kad, pavyzdžiui, žmogus buvo įsitempęs ten kažkur ir ten sirgo dar kažkas mirtinai ir kažkurio momento, kada jisai vis tik tai tuos visus pykčius, kada paleidžia viskas. Čia labai stipri savoka paleidimas. Paleidimas yra labai stipri, mes turime paleisti konstruktus, kurie mums yra sugrūsti iš aplinkos. Nereikia pamiršti, kad mes gyvename aplinkoje, dar be to dabar kiekvieną dieną ypatingai gyvename aplinkoje, kurie iš visų pusių mus bombarduoja. Kas bombarduoja? Bombarduoja visų pirma tie patys soctinklai, žinios, ekranai, informacija. Visa tai, kas yra aplinkui mus, yra tiršta informacijos. Kitas dalykas, aplink mus tiršta elektromagnetinių bangų. Aš nesu plokščiažemininkas ir net ant visų, žinai, kur ten su folga galva vinioja, ne, bet aš tiesiog sakau, hebra, iš tikrųjų, mes gyvename dabar kaip mikrobanginiai krosnelėje. Realiai, pas mus yra tiek daug to visko, plus dar yra tiek pačių įvairiausių poveikio priemonių, kad tu išeini, kai kuriais atvejais išvažiuok į mišką, pabūk visiškai miške, kur nėra, kur mažiau tos spinduliuotės, ne visokios, kur tavęs neveikia visi Wi-Fi, bent jau Wi-Fi nėra, aišku, mobilus ryšys yra, ne, bet bent jau Wi-Fi jos nėra, čia kur kiekvieni turi savo Wi-Fi ir pas visus tie tinklai. Tai tu tiesiog grįžti, po to kartais ateini, žinai, grįžti į miestą ir tam mieste toks kas čia vyksta, žinai, nes truputėlį pailsėjai tenai. Aišku, kai sako, šuo ir kariamas pripranta, o žmogus tuo labiau, tai mes jau įpratę esame prie to, kai sakoma, nauja veislė gaunasi tokia, žinai, galima turbūt net pasakyti, išsivysto nuo viso to. Tai aš teisingai suprantu, kad tavo požiūriu žmogaus prigimtinė būklė yra labiau nukreipta į meilę ir atjautą. Žmogaus prigimtinė būklė, mano galva, yra labiau nukreipta į meilę, jinai yra giliai tenai. Taip, mes turime kitą geną, kuris yra labai baisus, tai yra žiaurumo genas. Ir mes jį turim, ta prasme, pas visus jisai yra, bet esmė yra tokia, ant kiek mes jį aktyvuosim, ant kiek ne. Nes iš tikrųjų kažkokiu tai būdu jisai labai smarkiai suveikia ir užtat pasižiūrėk, niekas iš gyvosios gamtos, jeigu šiaip jau pasižiūrėt, taip nesielgia, nežudo, bet būtent nepjauna iš tiesų kitų, reiškiasi, porūšių ar rūšių, jeigu žiūrėt gamtoj. Niekas nežudo savo malonumui. Jo, yra toks filosofas Hobbesas, nežinau, žinai, bet jis sakė, kad žmogaus prigimtinė būklė yra karo būklė. Ir aš kai mokiausi, aš galvojau, tikrai ne. Ir aš ir dar dabar galvoju, kad ne, kad viskas yra nukreipta į meilę ir atjautą, bet pažįstu begalę žmonių, kurie ir sako, kad yra daugiau blogų žmonių ir kad mūsų prigimtinė būklė yra kenkti kitam ir išgyventi. Ir tada man atrodo, kodėl tai labai skiriasi požiūrį, ar ne? Šiek aš tau trumpai pabandysiu pareplikuoti šio klausimu, ne? Todėl, kad iš tikrųjų, jeigu jau kalbėti visiškai, žinai, tokiomis dabar populiariamis, įdomiomis
teorijomis, hipotezėmis, ne, apie apskritai apie žmogaus prigimtį ir kaip atsirado žmonės, ne, nes, aišku, nekalbamgi apie religiją, nekalbam jo, bet pakalbėkime apie kitas. Ok, darvinizmas eina, bet tą darvinizmą vis labiau pastarojų metų kažkaip tai trina ir kalba, kad, biškutį ne viskas taip, plus dar bet Darvinas pasirodo savo originaliajame darbe visiškai netaip rašė, kaip mums buvo bandoma pateikti. Jo. Per mokslą jo, ten truputėlį pasikitaip, jisai daug apie Dievą šnekėjo, šiaip jau. Bet yra kitas dabar momentas vat, apie tą gerumą, blogumą. Tai antropologų, reiškia, teigimu, jeigu žiūrint į mūsų pačių seniausių tautų, tautelių visus mitus, ne, žiūrint į legendas, kurios atkeliavo, va iš senų ten civilizacijų, kurių mes ten kažkokių tai likučių dar ten turime, dar ką nors, tai visur eina kalbama taip, žiūrėk, patys pagrindiniai dalykai, ne, tai kad kas atsirado po žmonės, tai ką žmogus ten nieko pas nepadarė, Dievas davė. Dievas davė, Dievas sukūrėm. Ir yra labai įdomus, viena iš teorijų yra labai įdomi, ta vadinamoji paleo kontakto teorija, kurioje sakoma, kad apskritai, kad žmonės yra genetinė modifikacija, kuri, sakykime, buvo kažkokios tai labiau kaip pasakyti, technologiškai įsivyščiusios būtybės, kurios tiesiog atsirado čia Žemėje tam tikrų metų ir tiesiog buvo paimti, padaryti, sakykime, organizmai sukurti, ne, sukryžminus vietinius kažkokius tai būdus su tų ateivius, tai pavadinkime jų genais, ne. Tai vat vienas iš tų tokių kontaktų, ta prasme, labai smarkiai kalbama apie tai ir, sakykime, senovę šumero religiją, sakykime, tose šifravime istorijos, ne, apie jų kosmologiją visą. Nes ten yra daug labai dalykų senovėje apie tai, kad žinios, tikslios žinios apie genetiką, tikslios žinios apie žvaigždžių sistemas, ko negalėjo tiesiog žmonės to žinot, tiesiog nebuvo tokių sąlygų. Tai va, tai tenai, long story short, buvo sukurtas žmogus kaip tarnas, kuris turi dirbti, ir dar, bet ant tiek buvo baisus, bet jie ant tiek užaugo ir ant tiek išsiplėtė visur ir prisidaugino jų, kad paėmė to savo, reiškia, kūrėjus visus išdaužė. Sako, mes negalvojam, kad jie bus tokie žiaurūs. Žinai, tai va, tas žiaurumas yra iš to. Tai va, jo, tai čia einant suprantė, kad ta prasme, kad mes kūrėm, ten kažkokie buvo užrašai, kad net tie dievai negalvojo, kad žmonės bus tokie žiaurūs. Bet aš iš tikrųjų manau, kad, sakau, aš lieku prie tos minties, vis dar noriu tikėti, ant kiek jinai beatrodytų utopinė, kad mes iš ties savo viduje turime tą gerumo geną. Ir tiesiog daugiau dėmesio tai reikėtų kreisti. Nepamiršk, kur dėmesys ten energija, ką kreipsi. Jeigu tu kreipi dėmesį į tai, kaip čia reikia atstovėti, kaip reikia kovoti, kaip reikia kariauti, bandyti ten lygiuotis, bandyti kovoti, kas geresnis, ne, tai savaime aišku, kad tas yra, ne, tai kainas nužudebelį, ne. O reiškiasi, o kitas dalykas, jeigu mes kreipsim dėmesį į tai, kad, meilė, pagalba, taip, pagalba tai yra padėti artimam savo. Taip, atkreip dėmesį, gal tau kažko reikia. O kas tave mokė tokių dalykų? Niekas. Niekas? Niekas. O manai, kad turi kažkas mokyti tokių dalykų? Aš manau, kad iš tikrųjų turėtų nuo mažens šeimoje, kada vaikai auga, turėtų jam būti skiepijama. Man labai didelį įspūdį darė visą laiką Azija, darė Tailandas, pavyzdžiui, Tailande nuo mažens vaikučiai, visiškai maži vaikučiai, jie mokomi pagrindinių budistinių tiesų ir mokomi va, tos atjautos, pagalbos, meta, ta prasme, va, tas visas meta meditations, ta prasme, kas tai yra, aš nežinau, kas meta tai yra meilė ir atjauta. Tai yra, kada, reiškia, maži vaikučiai sėdė, kartoja tai, kad aš siunčiu meilę visom gyvom būtybėm, visom jaučiančiom būtybėm, netgi neišskiriamai tai, žinai, kad tai ar paukščiukas, ar žmogus, bet visos, kurios jaučia, ar siunčiu meilę, ar siunčiu šilumą, jeigu kažkam tai yra blogai, žodžiu, visiems siunčiu, supranti, tas toks davimas nieko nesitikint atgal. To vakarų visuomenėje kažkaip šito nėra, žinai, pamirščiau, čia visi fokusuojasi tai man gaut, aš užlipsiu pirmas ant kalno, aš būsiu šustriausias, būsiu kiečiausias, ne, o čia iš tikrųjų tas davimas. Tai aš manau, kad vaikam labai svarbu šitą dalyką įskiepyti. Ir įskiepyti tą dalyką, kad geriausia daugyba yra dalyba. Tai yra, ta prasme, dalintis. Ir tą truputėlį kitokį požiūrį, ne tai, kad aš esu šitas mėsos gabalas, kuris čia eina per gyvenimą ir aš kuo daugiau prigropsiu, to man bus geriau. O suprasti, kad mes visi esame susiję nematomomis
nematomais saitais. Viskas yra susiję. Augalai, augalų pasaulis susijęs, gyvūnų pasaulis, žmonių Tai pasaulis. man atrodo problema, kad mes išėmėm save iš tos gamtos ir dabar bandom, ar ne? Pasodinti atgal. Nu, tai reikia. Tai pasodinti atgal, tiesiog pasisodinam save atgal, gražiai pamatyti, kad mes galim būti harmonijoje. Aišku, bus daug pasipriešinimo. Todėl, kad kada mes esame harmonijoje, daugam tas yra labai nenaudinga. Nenaudinga, sakykime, verslo požiūriu, ne, pavadinkime jau taip, nenaudinga verslo požiūriu, nenaudinga valdymo požiūriu. Todėl, kad niekada nereikia pamiršti, kada mes visi kartu, mes visi esame vieningi. Kada išskaidyti, išdaužyti grupelėmis, supriešinti vieni su kitais, tai skaldyk ir valdyk. Nu, senovės Romos reikalai. Man atrodo, su tautom, su valstybėm, tu net nepastebi, kaip tave skaldo, ar ne? Jo, bet mes galime labai gražiai prie viso to prieiti, nes sakau, tautos jos neturi tarpusavį konkuruoti. Tautos jom nereikia konkuruoti. Tai yra, mes kiekvienas turime savo pliusą, ne? Mes visur galime rasti savo tą, žinai, kaip pasakyti, kaip yra daug atskirų spalvų. Taip. Ir kada jas maišai, ne, gaunasi nauji atspalviai. Tai lygiai taip pat. Mes galim surasti daug visko, kaip mes galime komunikuoti, kaip mes galime kontaktuoti, kurti kažką gražaus kartu. Aš praeitais metais buvau Vietname, kur ir tu, ar ne, daug laiko praleidai. Šiemet ruošiuos važiuoti. Labai smagu. Ir buvo pirma mano tokia ilgesnė kelionė į Aziją ir mes keliavom pro Šiaurės Vietnamą iki Pietų Vietnamo. Ir Šiaurės Vietname per savo gimtadienį ėjau į ten Paryžių laukus, labai norėjau pasivaikščioti su švietiniu, vienu žodžiu, iš vietinių ten tų genčių susiradau merginą. Sapoje buvai? Jo. Prie Sapos ir ten vienu žodžiu ėjom ir man, nes aš manau tikrai buvau tokia pakilus nuo žemės, tokia labai pripratus prie patogumų ir panašiai ir mes ėjom sekmadienį ir aš tiesiog matau, kad ten, pavyzdžiui, vaikų laisvalaikis yra ten karvės kelimas, ar ne, arba ten jie maudosi, kur mane taip nuleido ant žemės. Ir pro to, ką aš noriu pasakyti, kad prakeliavom pro tą Vietnamą 3 savaitės, nei karto nesijaučiau nesaugiai, ta prasme, žiauriai saugi, visi žiauriai malonus, mus ten į namus priėmė, ten, ta prasme, kur aš net nepatogiai jaučiuosi, nes man atrodo, kad aš jiems skolinga. O jie tokie, nesiparink visiškai. Ir vienu žodžiu, ir tas Vietnamas, man atrodo, labai pakeitė mano galvą, bet tuo pačiu man įsijungė mano smegenis, kad aš galvoju, tokia faina šalis, ar ne, ir turi tos ryžių laukus, ir ten jūra. Ir aš pradėjau galvoti, matyti kaip kokia baltodė, kažkokia valdinga, kad tai jie neišnaudoja savo potencialo, jie galėtų tą ir tą daryti. Ir tada galvoju, gal čia man jie kažkoks pradas, kodėl aš taip galvoju. Vienu žodžiu, labai taip kažkokie keisti pojūčiai buvo, tai norėjau paklausti, kadangi tu buvai Azijoje, kaip tu ten jautėsi, nes aš klausiau tavo vieną interviu ir tu sakei, kad tu buvai kažkur užstrigęs Azijoje. Tailande liktais. Aš daug Azijoje prabuvęs. Aš daug Azijoje prabuvęs, mano trikampis yra iš tikrųjų, mano Azijos kelionės prasidėjo 2010 pradžioje, iš 90, ta prasme. Kai atsirado tas tai buvo mano Vietnamas, iš tikrųjų aš 7 metus Vietname praleidau, 7 metai su išvažiavimais. Toliau, ta prasme, ilgai labai Tailande prabuvau, Tailande ir budistų vienuolynuose gyvenau, ir ten vipasanuose rimtose buvau, vienu žodžiu, ir mokiausi budizmo, ir vienu žodžiu, daug tenai visako buvo, ir Balis pas mane buvo, vienu žodžiu, tas toks buvimas tenai. Aš labai puikiai tave suprantu dėl Vietnamo, labai suprantu puikiai tave dėl Azijos šalių. Azijos šalės yra kitokios, kita civilizacija, kitai viskas yra, ne? Ir kai kuriuose mažesnėse šalelėse nereikia pamiršti. Mums tik tai čia į galvą aplinkui įkalė, kad reikia kažką tai labai daryti, čia kažkokias technologijas kurti ir daužyti žemę. Ten yra didesnis ryšys su žeme. Ypač, tu buvai pas Hmongus, ta prasme, viršui, tai ten pas juos ryšys su žeme yra. Pas juos viskas yra su žeme. Žemė irgi yra gyvas organizmas. Taip, nes jinai kiekvieno augalo pavadinimą žino. Taip, todėl, kad tu gyveni tame, supranti, asfalto vaikai šito nežino. Dėl to, kad asfalto vaikam yra duota, ta prasme, įsivaizduok, jeigu ten kitose, sakykime, tose išsivyščiusiose vakarų šalyse valgo chicken nuggetsus, ta prasme, ir nežino, kas tai yra tokio, ne, tai pagalvoja, kad jie šiaip auga kažkur renka ir nesupranta, kad tai yra, supranti, iš gyvų viščiukų padaryti, supranti, iš vištų. Ta prasme, žmonės nesuvokia, ta prasme, yra absoliutus bukumas. Na, ir aš manau iš tikrųjų, kad vakarų civilizacija, sakykime, vakarietiškas civilizacijos modelis šiuo metu išgyvena labai stiprią krizę.
čia mano tokia subjektyvi nuomonė, išgyvena labai stiprią krizę, ta prasme, tiek suvokimuose, tiek todėl, kad nuėjo kažkokios tai dalis nuėjo technologijas, ne? Toliau visiems buvo duota, kad nieko nereikia mokytis, nes tu bet kada gali atsiversti telefoną ir pasižiūrėti Google ir gali rasti tenai atsakymą, ne? Reiškia, plus turi visokiausių asistentų ir tau nebereikia mokytis, ne? Tipo, čia nereikia man atsiminti, o jie mokosi, jie gyvena tikrą gyvenimą. Ir žinai, kartais netgi, dabar man pasakys, kad jis yra visiškas psichopatas. Todėl, kad aš kartais pasvajoju apie tokį dalyką, kad būtų kažkokia labai labai stipri saulės audra, kad galų galia paimtų šią, nupokšintų visą elektrą, ne, ir kad ištrintų visą tai, kas yra, žinai, tai sudėta, ir kad galų galia žmonės suprastų ir atsigręžtų į vienas į kitą, į gyvą žmogų, nesėdėtų telefone, atsigręžtų į gyvą žmogų, atsigręžtų atgal į žemę, paliestų tą žemę rankomis, susikonektintų su ją, ne, suprastų, eitų, darytų, prisiliestų prie to. Tai yra visai kitas ryšys. Mes bėgam, mes išnaudojam savo laiką, mes išnaudojam savo gyvybinę jėgą kažkam. Tai iš tikrųjų ta gyvybinė jėga, jeigu mes ją dalintumėme su planeta, ne, kartu, tai mes daugiau gautumėm. Supranti, tas būtų, neterštumėm tiek, nedarytumėm viso to dėl vartojimo. O pats bėgai kažkada? Kažkada bėgau, bėgau, žinok, iš tikrųjų bėgau ir buvo tėmam, bet man labai buvo keistai, kad aš bėgdavau, supranti, bet vis gaudavau. Pas mane buvo momentas, kada aš irgi reikėjau, kad čia viskas šūdas, kad vienu žodžiu mes šitoj būsim labai technologiniai ir kad čia asfaltas yra geriau ir kad ten ko tik nenori buvo, aš pririekavęs. Bet labai trumpai tas tęsiasi kažkaip. Man labai greitai mane daužydavo toksai vidinis, būdavo, kai sakau, vidinis policininkas, ne policija su beisbolo lazda dažnai. Tai mane taip dauždavo, man toksai, ko tu per nesąmonės darai ir kad tu čia per nesąmonę šneki ir ir tiesiog atsiduri tokioj būsenoj, iš kurios tiesiog nėra, kaip pasakyti, ne. Tiesiog supranti, kad visa tai yra gyvenimas. Beje, apie tokį kontaktą su žeme, su viskuom, aš visiems kažkaip tai siūlau, jis jau senas, jau nuėjo, bet pasižiūrėti Pixarų multiką Wall-E apie robotuką. Jezu, aš tai man sujaudina, taip aš ten verkiu pastoviai. Jo, ten to gražu viskas, bet ten iš tikrųjų yra ką pažiūrėti. Ten yra labai pažiūrėti apie tą suvokimą, kur irgi visi, kur ten tie tokie istorija tam kosminiam laive, kur viskas tau paduota. O čia dabar kas sakoma, jūs bus, nereikės dirbti, nereikės nieko, gausite visi išmokas, tai būsite dabar laisvai, galėsite daryti, ką nori, o žmogus nežino, ką jisai nori daryti, nes net nesuvokia ir ką jisai bus, Tai bet kai kažkaip keista, žinai, nes atrodo, kad žmogus nori kuo toliau, tuo daugiau patogumo, kuo daugiau negalvot, bet man atrodo, kad gal mes kitaip surėdyti. Čia yra akligatvis, negalvot, patogumai ir taip toliau yra visiškas akligatvis, nereikia pamiršti, žmonijos civilizacija visais laikais, jinai vystosi tik tai per stresą, mes neturime streso, mes nesivystome. Kaip pats ir minėjai apie šaltį. Nėra streso, nėra vystymosi. Kada tau viskas gerai, pradedi krapštyti nosį, tada pradedi ieškoti, čia tas nepatinka, man šitas nepatinka, nėra stresiuko. Labai gerai gyvenu, žinai, iš tos serijos, tipo, viskas. Pas mus nebėra vystymosi, sustoja vystymosi, prasideda įti tokie, žinai, degeneraciniai procesai. Bet mes turime stresiuko turėti, bet sveiko streso. Ne blogo streso, sveiko. Blogas stresas, kuom jie skiriasi. Blogas stresas, tai labai yra geras palyginimas, žinai, su gyvūnais, jeigu taip pasižiūrėti, ne? Tai blogas stresas yra, įsivaizduok, zuikis dabar sėdi po medžiu ir bijo lapės. Jis įsitempęs visą. Lapė, kažkur tuoj tą lapę mane paims, tuoj perkas mane, oi, čia dabar kaip čia, gal vilkas yra, gal dar kas nors, viskas ant streso, tu čia kaip pas mus, ne? Oi, čia karas, čia tas, čia, oi, puola, čia, nežinau, ten krizė, nebus ką valgyti, ten nebus ten pinigų ar dar ko nors, įsitempęs. Ar kitas, lapės yra stresas, gerasis stresas, nes lapė varo ir zuikis, tuoj, silytė net bėga, nes tuoj gausiu, va tas gerasis motyvacinis stresas, kuris verčia mus eiti į priekį. Tai čia yra įdomus momentas, jeigu žmonės paimtų savo užduotų klausimus, ir pradėtų, išmoktų savo uždavinėti reikiamus klausimus, tinkamus klausimus, ir ne iš galvos atsakinėti, o iš širdies. Iš būsenos, kur yra tuo metu būtent akimirka, tai daugiau suprastų apie save, kokiam jie yra strese, žinai, arba ten yra visiškai limbo būsenui tokia. Bet iš tikrųjų, paėmus, susižiūrėjus, svarbiausia visiems, ką aš tikrai linkiu visiems išeiti iš to
blogojo streso ir zuikio streso išeiti. Bet man atrodo, niekas negalvojo. Aš, pavyzdžiui, tik dabar, kalbėdama su tavimi, pagalvojau, kad iš tikrųjų gyvenime yra gero streso. Taip. Nes tau visur sako, kad Taip. tavo organizmas ten išsenka dėl streso. Taip. Bet visi įvardyje, žinai, jie Taip. neišskiria to dalyko. Taip, tai ta prasme ir jisai išsenka iš to blogojo streso, todėl kad taip, visi sėdė ant minuso, pažiūrėk, naujienos neigiamos, aplinkoje erdvėje neigiama, ką daryti. Esmė yra tame, kad šitaip yra patogiau viską laikyti, bet esmė, čia tikrai ne jokios nesąmokslo teorijos, nedar kas tos nieko, chebra, atsijunkite nuo neigiamų dalykų, tiesiog atsijunkite. Žinai, kitas toks, ne, atsisakau. Bet nebus taip, kad tada tu išjungi kažkokį kritinį mąstymą. Kritinio mąstymo neišjungi. Kritinis mąstymas kaip tik ir lieka. Ta prasme, viskas yra dozuotai. Kritinis mąstymas yra pats svarbiausias dalykas suvokti realiai, kas yra aplinkui. Nes, ta prasme, jeigu tu tiki viskom, kas yra, jeigu viskom tikėsi iš eilės, tai tada ir ateina tas blogasis stresas, nes tada jau prasideda besikratymai tokie susigūžę žmogus ir kratosi. O tau gerasis stresas ir padarysiu, draivas, bet čia yra draivas, todėl kad gerasis stresas atneša kaifą, jisai atneša pasitenkinimą. Nes kada tu padarai gerai, po gero streso, tu padarai veiksmą, tik tai jo negalima užlaikyti. Tai prasme, jisai bum, ir tu turi bėgti. Taip, tada ką gauna, smegenys šauna dopaminą, mes gauname pasitenkinimo hormonus ir bam, ir ateina toks, gavau. Ir toliau dar daryti, ne, vėlgi. Toks yra tas gerasis, žinai, gavimas. Geras. Ir gerą stresą labai gerai gali savo susimotyvuoti, gali būtent per kvėpavimą. Aš atsakau, vienas iš dalykų, kurį tikrai kvėpuokite yra praktikos, ta prasme, kvėpavimą mums sušiko labai nemažai, tiesioginė ta žodžio prasme sakau, sušiko aplinkui, nes buvo labai daug visokiausių, sakykime, tokių kaip čia dabar neįžeis nieko, tokių labai dvasinių visokių praktikų, čia vajazau, čia tas trečias anas, tiesiog. Nueikime viską paprasčiau. Nereikia čia jokių, nežinau, ten tų visų dekoracijų, didelių plunksnų, fakelų, smilkalų ten ir visokiausių kitų istorijų, tiesiog eikime į savo vidų. Eikime į savo vidų per kvėpavimą, mes persileidžiam per save gyvenimą kvėpuodami. Tiesiog išmokime sustoti to akimirką, kada kvėpuojame ne veltui nuo seno. Tai buvo praktikos, kurios susijusios su gyvybinė energija. Mūsų gyvybė tiesiogiai priklauso nuo kvėpavimo. Mūsų pasaulio suvokimas, aplinkinio pasaulio suvokimas priklauso nuo to, kaip mes kvėpuojame. Per kvėpavimą mes išsivalome šlakus, mes išsivalome netgi emocinės šiukšlės, informacinės šiukšlės. Galima prasivalyti, prasileisti per save ir tu gali būti daug švaresnis, ne? Plius, tu gali savo sukurti skirtingą stresą, skirtingą pasitenkinimą, gali iššauti kokias tik tai nori cheminės medžiagas pas save organizme. Nepamiršk, psichoemocinė būsena, mūsų vidus priklauso nuo ko? Cheminių medžiagų kokteilio mūsų kraujyje. Taip? Ta prasme, mes galime, kas yra vaistai, arba kas yra ten, hebra vartoja narkotikus, ten, žinai, ar vartoja vaistų dar, tai yra chemikalas. Tu gali tiesiog paimti susikurtos chemikalus savo viduje. Visa tai yra įmanoma. Taip, tai nėra, o šitai 1, 2, 3 paimti ir padaryti, todėl kad jeigu čia tai 1, 2, 3, tai čia visi vaikščiotų nušvitę, ta prasme nebūtų karų, visi būtų laimingi ir viskas būtų Bet iš tikrųjų tiesiog reikia padirbėti prie to. Reikia padirbėti, bet visa tai yra įmanoma. O kokie žmonės pas tave ateina, nes tu vedi praktikas? Taip, aš vedu praktikas, juokinga labai yra apie praktikas, jeigu man dar būtų visiškai neseniai, sakykime, prieš porą metų būtų pasakę, kad aš vesiu praktikas kvėpavimo, tai būčiau dabar šitą populiarią tarp hipsterių matcha latte. Kaip yra matcha latte, latytė, tai tiesiai į veidelį papylęs. Šitaip žalio viskas būtų. Aš tai esu hipsterė iš tikrųjų. Ne, tai aš jau gauju, tas soriukas. Viskas fainai. Bet esmė yra tame, kad tas viskas atėjo labai natūraliai. Ir žmonės ateina patys įvairiausi. Labai plati publika, labai... net negalėčiau išskirti kažkaip tai, bet ateina... Vyresni, jaunesni. Ateina ir vyresni, ir jaunesni ateina visiškai ten, buvo neolikiniai, žinai, netgi tenai. Ko jie ieško, ką jie nori? Nori kvėpuoti, jiem įdomu, jie nori. Bet ta prasme nori. Aš visą laiką klausiu, kas kaip, kodėl, tai atėjo, kodėl, man įdomu pabandyti. Prašau.
žinai, atėjo į tokį discovery, bet labai fainai prasikvėpavo, ten irgi nes užduodu dar papildomą medžiagą, ta prasme, per praktikas, kas ateina darbui su savim namuose. Tai iš tikrųjų daro tas praktikas, patenkinti, rašo tenai, kaip ten viskas, kaip sekasi gyvenimai ir viską. Ateina publika pati įvairiausia. Visų pirma, nereikia pamiršti, kad kvėpavimas vėlgi jisai yra dar be to ir tikslinis. Ne? Tai ta prasme, vieni yra tikslinis, tai kaip pavyzdžiui, įsivaduoti nuo streso, įsivaduoti nuo neigiamų būsenų, minusinių būsenų, ne, kuriuose esame, reiškia, toliau yra praeitos emocinės traumos, ne, tai reiškia, nereikia pamiršti, emocijos gyvena mūsų kūne, emocijos negyvena kažkur tai galvoje ar dar kur nors, tai nėra mintis, tai yra kūne, taip emocijos pas mus lenda į mūsų sąnarius, į raumenis galūnėse, ne, o paskui, kada jau daugiau, ypatingai neišsakytos emocijos, jau tada šauna į vidų ir prasideda psichosomatika, ne, eina jau rimtesnės ligos, ne, tai ta prasme visus tos dalykus galima paleisti iš savęs. Ta prasme, žmogus irgi nėra vien tik tai miesgalis, nėra vien tik tai, jeigu taip žiūrėt, ne, tuo pačiu nėra vien tik tai protas, kuris ten yra, bet tuo pačiu tai yra bendra sistema, kuri yra mūsų mentalinė, mūsų fizinė sistema ir plus dar be to prie viso to yra ta dvasios sistema, tai yra energetinė sistema, visa tai yra susiję, visa tai veikia vienas, kur viskas su viskuom susiję. Va tas posakis, viskas susijęs su viskuom. Bet jisai yra kertinis, nes žmogus kartais, tai ten viskas susijęs su viskuom, aš čia sėdžiu ir aš čia viską valdau knopkės. Ne. Ta prasme, mes esam lygiai taip pat susijęs su viskom ir su kosmosu, ir su žeme, ir su augalais, ir su kitais žmonėmis, ir, vienu žodžiu, viskas yra su viskom susiję. Chebra ateina pasikeisti savo psichoemocinių būsenų, ateina kai kas, pavyzdžiui, kiti kvėpavimai būna tam, kad, pavyzdžiui, pakeltum savo staminą, pakeltum savo, reiškiasi, įgytum daugiau, supranti, galios savo vidinios, išlaisvinti savo vidinę galę, ne. Bet pagrindas tai, kaip aš sakau, jeigu tai yra paprastas kvėpavimas, nes ten, sakau, jie dar be to skiriasi, šiek tiek jie skiriasi, pagal tai, su kuo dirbama konkrečiai. Sakau, pas pagrindinis dalykas, iš ko aš juokiuosi visada, kai sakau, teikit Chebra prasipūsti vamzdžius. Aš labai paprastai, ta prasme, sakau, prasipūskit vamzdžius. Žiūrėk, tu juokiesi, ne? Dabar pasižiūrėk dėl ko. Prisiminkim taip, Google pasižiūrėti, jeigu kokį nors šiaip, tai kas mokėsi, medicinos atlasą pasiėmė atsiverti. Va dabar tai prisimeni, ne? Daugmaž, žmogus, medicinos atlasas, anatomija, jokių tenai velnių, dvasių, ten kokių čakrų, šmakrų, ten visų šitų dalykų nereikia. Ne, anatomija, tai fiziologija. Ką mes turim? Turim kraujotakos sistemą, taip, venos, arterijos. Įsivaizdavai, ne, eina visur kapiliarai. Kas jie yra? Vamzdeliai. Sekantis dalykas, limfinė sistema. Limfmazgiai, eina vėlgi limfa teka visur. Vėlgi, kokia sistema? Vamzdžių vamzdelių. Toliau, sekantis dalykas, nervinė sistema. Šaknelės visur. Kas yra viduje, aišku, ten yra tas nervas pats, ne, jisai to košytė, ne, bet iš viršaus jisai tą plėvelę tokia, ne, kuris saugo tą pačią košytę, irgi kaip ir vamzdelis, ne. Kas pas mus yra? Pas mus vamzdžiai vamzdeliai. Dabar žiūrėk, gyvybinė energija teka per mus. Žmogus turi gyvybės, per mane teka gyvybinė energija. Wow, kiek turiu gyvybės, ne? Ir ta prasme, paukščių po to nėra. Tai aš nieko negaju, nėra, neteka, ne? Kodėl? Todėl, kad užsikemša. Blogai maitinaisi, ne? Šūda visokį iš aplinkos, man atsiprašau už tą žodį, iš aplinkos, ta prasme, maitinaisi šūdina informaciją, ne? Skaitai, ten skrolinai visokias nesąmonės, ten skaitai, tau reikia, nereikia apie visokius, kur žudo, nužudo, ten dar ką nors daro. Bet žodžiu, visokį šitą šlamštą, kurio tau nafiga nereikalingas tau tas šlamštas, tu kroviai tą šlamštą. Kada krauni šlamštą, kas atsitinka? Kemšasi ir vis mažiau to gyvenimo praeina. Miau, neteka gyvenimas. Ką reikia padaryti? Atėjai, prasipūtė į vamzdžius, įsivalėjai visą tą šūdą. Lygiai taip pat. O kiek laiko užtrunka? Pavyzdžiui, ateina pas tave žmonės, būna, nes aš vis tiek manau, kad reikalauja pakankamai daug disciplinos paimti ir nepaleisti. Noro reikia. Tu kada žinai esi pasiruošęs keistis, tau tai reikia tik tai noro. Bet ar tikrai? Man atrodo, kad mes daug žinių... Tvarkoj, tai jeigu tu man sakai dabar, jeigu tu klausi apie tai, kiek tai užima laiko, tai aš visą laiką sakau taip, tai priklauso nuo skirtingų žmonių, o taip, atėjai į praktiką, prasikvėpavai 100 minučių, tokia ilga kvėpavimą, prasikvėpavai, darai namuose pratimus ir ta prasme, kartais net galbūt net taip, per mėnesį laiko tu būsi kitas žmogus, jeigu darysi kasdieną pratimukai užima visiškai mažai laiko.
Visiškai mažai. Kasdieninis darbas su savim. Tai yra svarbiausia. Tam, kad mes norėtumėm kažką tai pakeisti, mes turime pakeisti savo įpročius. Ir pastoviai tai daryti. Nėra pabaigos. Po to supranti, yra pabaiga. Pabaigos nėra, kadangi mes gyvename, bet yra, supranti, kas yra dėl to, kad mes vis tiek pakliūname į vienas ar kitas situacijas. Plus modeliuojame save, ne? Pavyzdžiui, aš iš savęs pasakysiu, dėl to, kad aš viską švarau per save, viską ant savęs bandau. Kiekvieną kvėpavimą, kiekvieną naują techniką, kiekvieną naują sequenciją, lietuviškai, kiekvieną naują seką, nes viskas yra sekos. Taip, aš bandau ant savęs, matau tą poveikį, žinau, kai veikia mane, kadangi aš esu toks biški, tai aš, ta prasme, žinau, kad mane tai veikia, bet aš iš karto žinau, kai veikia kitus. Ta prasme, suprantu, kaip tai veikia kitus žmonės. Bet esmė yra labai paprasta, kuo daugiau tu kvėpuoji, taip, kada tu augini tą, sakykime, savo vidinį tą suvokimo raumenį augini. Oi, kaip tokį vidinį, jo. Tu jį augini tokį ir per tą kvėpavimą tu jį prasukinėjai. Tai jeigu tau pradžioj reikėjo ten daugiau kvėpuoti, paskui kas atsitinka? Yra paprasta fiziologija. Pas mus yra neuronai, yra neuroninės jungtis, taip. Pas mus atsiranda naujos neuroninės jungtis. Tiesiog tau kitą kartą, tau tai reikia tik tai, pavyzdžiui, tu atsisėdai, tik tai priėmei būsenėlę, atsisėdu, uodega padėta ties ir sitėsiu, oras susėdau, aš atsistojau. Man kelių kartų reikia, keli kartai ir aš taip pat aš taip pat įeinu į būseną. Labai greitai. Supranti, tas dalykas darosi labai labai greitai, nes po to jau organizmas išmoko. Tu darai. Bet esmė yra ką? Kas būna pa žmogų? Daro, viskas jau gerai, tai aš jau dabar labai kietas esu. Ir greitai pamiršti. Tai užtat tas yra priminimas, kad reikia laiks nuo laiko atsinaujinti. Mes turime save stebėti. Mes nesame dar ant tiek, žinai, kaip pasakyti, visiškai automatiškai. Labai tikiu, kad ateinančios kartos, jeigu, pavyzdžiui, nuo mažens, jeigu vaikus mokyt, jeigu jiems suteikti tą žinias, aš tikiu, kad ten bus kitaip. Nes būtent nuo mažens, kada tu duodi tą žinias, lygiai taip pat apie visą ko funkcionavimą. Duodi, kad ne tai, kad tu esi vienas ir turi čelkūnėmis skintis kelią per gyvenimą, ne, ir kad čia visi aplinkui tokie ir tipo, kas pirmas tas laimi, ne, o tą tokį daugiau empatijos, daugiau buvimo kartu, daugiau meilės. Žmogui reikia žmogaus. Jo, žinai, tokį, ir tuo pačiu pramokyt, kad kvėpuotų, nes per kvėpavimą, sakau, yra tiek daug dalykų, ląstelių atsinaujinimas. Mes iš tikrųjų einame į visiškai kitokį organizmo funkcionavimą. Tai yra ta pati dabar, kur ant bangos visa longevity tema, tik tai, kad tenai visur papildai, varysim papildus, ne, tai prasme, lygiai tas pats, ir mitybos visi dalykai, ten detoksikacijos, visos taip toliau, iš tikrųjų, ant kiek mums reikia pasižiūrėti. O kaip detoksikacija yra susijusi su kvėpavimu? Labai paprastai, ta prasme, su kvėpavimu susijusi tom, kad kada mes kvėpuojame, visų pirma, tu įvedi organizmą į kitokias būsenas, lygiai taip pat mes pradedam daryti taip, kad organizmas teisingai funkcionuotų. Kad pas mus visų pirma, per kvėpavimą lygiai yra metodai paprasti, kai mes darome mankštą kraujagyslėm, taip, mankštinam kraujagyslės, lygiai taip pat per kvėpavimą mankštinam žarnyną, mankštinam visur. Jeigu mes tenai turime parazitų, tenai turime, reiškia, pas mus yra, sakykime, žarnyne, kiek palauks sluoksnių, kad aš nesumeluočiau, nesu gydytojas, todėl negaliu šitų dalykų taip sakyti, palauk. 7 ar 9 sluoksniai yra, reiškia, visų tų mūsų gerųjų bakterijų, kurios iš tikrųjų vieną paskui kitą skaido visas medžiagas ir įsisavina, ne? Tai mums iš tikrųjų reikia labai prasivalyti savo vidų. Aš už tai visada sakau, mes sukuriam per kvėpavimą lygiai taip pat, ką dar mes sukuriam visiškai kitą, kaip tą šarminį rūgštinę, reiškia, kraujo, apskritai skysčių savo viduje organizme. Balansą? Visiškai kitą rūgštingumą, vienu žodžiu. Rūgštingumą, šarmingumą, net nežinau, kaip pasakyti šitą žodį, užkrito dabar. Vienu žodžiu, mes galime tuos dalykus reguliuoti savo viduje, būtent taip kvėpavimo pagalba. Bet tuo pačiu mes turime išsivalyti organizmą, todėl kad pas mus, kada yra tų visų nuomininkų, kurie mums visiškai nereikalingi, ne? Tai įsivalyti nereikalingus grybelius, įsivalyti nereikalingus parazitus. Taip, toliau pasižiūrėti, jeigu čia yra kūnas mūsų, tai yra namučiai.
namučiai, tai yra va, tikrieji namai, kūnas, ne, jeigu čia dedi šūdą visokį, nu, tai suriukas, nu, tai žinai, atvažiuoja hebra užskvotino namus, ne, atėjo tenai grafičių bilen kokių pripaišyta, prišikta po kilimėlių, žinai, dar ką nors, prašau, supranti, išdaužyta viskas, sofos kažkokios prarūkytos, pradegintos, žinai, bardakas visiškas. Nu, tai kas nori tokiam name gyventi, tai tą dušelę, kaip sakoma, nenorės irgi gyventi, tai namučius reikia švarius laikyti, tai žinai, tos namučius pavalyti, švaru, pavalyta. Kaip ir mašinytė, ne, pilti gerus tepalus, pilti gerą kurą. Nu, jeigu šitaip žiūrėt. O visą laiką, jeigu nori kažką, tai visą laiką sustabdyti ir savęs paklausti, ar nori šiukšlyną padaryti. Nu jo, tai tas toks, žinai, ir save pasitikrint. Dar vienas dalykas, tai yra save tikrintis kartą per savaitę. Tikrintis turiu omeny uždavinėjant savo klausimus, kaip aš jaučiuosi. Kas yra, ką aš padariau. Labai patogu yra rašyti dienoraštį, nes galvoju, mūsų protas yra labai įdomus, kuris iš karto nustumia, sakykime, mintis, kurios yra pagalvotos, nes paėmė čia kažką pagalvoju, tu pat, čia man trukdo. Ir jisai taip pat nustumia, lyg, nu, čia nieko nebuvo, žinai, toks, nieko nebuvo. O iš tikrųjų paimti rašyti trumpą dienoraštį. O ką daryti, nes man atrodo, ką anksčiau norėjau pasakyti, kad visi žino tas tiesas, ar ne, kad geriau rašyti, geriau kvėpuoti, geriau reikia sveikai valgyti, bet mes žmonės tokie sudėtingi mechanizmai, kad mes pradedam ir tada nepabaigiam. Daryti. Kaip išbūti tame kelyje, gal tu turi kažkokių patarimų? Labai paprastas dalykas - daryti, motyvuoti save ir dėmesingumas. Dėmesingumas, susigrąžinti dėmesį savo, susigrąžinti dėmesį į save. Ir kvėpavimas yra vienas iš būdų. Vienas iš tų būdų yra kvėpavimas. Toliau, mes turime puikius gadgetus visi aplinkui, ne? Tai yra tam tikri dalykėliai savo priminimais, prisistatyti savo priminimus. Priminimas ant laikrodžio, ant telefono, nesvarbu, ta prasme, nes mes nešiojamės, ne? Tiesiog tavo priminimas ir ant to priminimo dirbti, vat, aš turiu tokias programas, kaip susigrąžinti save savo, ta prasme, tose programose yra darbas su savimi, susigrąžinti dėmesį į save. Ir mes taip ugdome naujus įpročius, naujų įpročių ugdymas, viskas yra nauji įpročiai. Taip, ta prasme, įprotį įsiugdai per tam tikrą laiką. Ta prasme, ir tu matai, kada tavo kūnas supranta, kad tai yra gerai, kad tai yra faina, ir jisai tada sakai, wow, va, geras. Tai va, tai ką galiu pasakyti vieną tokį pagrindą, visų pirma, susitvarkyti su tuo, ką taip kvėpuojam, visų pirma valomės, nes tą visą psichoemocinę būklę, kitas dalykas susitvarkyti su mityba, užduoti savo klausimus nepatogius, išmokti, ne, ir susirasti savo gyvenimo krypties vektorius, kur aš einu, ką aš noriu pasiekti, kur link aš einu, kas daro mane laimingu, taip, kokia mano vieta yra čia, šitame pasaulyje, ko noriu aš, patys pagrindiniai klausimai. Tokie, kurie neišgalvos, kad, noriu aš dabar tai, babkių, brabuso, ten, žinai, dar ten kažką tai darysiu, bet tokio ateina iš čia. O šitą dalyką išgirsti savo širdį lengviausiai yra nutildžius amžinai rėkianti tą ego protą. Ir jo nereikia žudyti, iš tikrųjų, jeigu yra mūsų draugas, o jį pritildyti tą visą riksmą, tai labai padeda kvėpavimas. Tai manau, kad su šia gaida tokia, su tokiom smalsiom ir žinginčiom mintimis ir pabaigsime savo pokalbį. Tai man buvo labai įdomu, man buvo labai netikėta ir labai jaudino mane. Tai labai ačiū tau. Aš labai tikiuosi, kad tu, ačiū tau, ir aš labai tikiuosi, kad tu pasiimsi kvėpavimą kaip įrankį savo kasdienybei. Todėl, kad kaip pati matėjai, iš tikrųjų galima labai greitai viską pakeisti kvėpavimo pagalba, nes mes galime aktyvuoti tiek parasimpatinę, tiek simpatinę nervų sistemą. Simpatinė yra ta liek bėk kovok, ne? Tai kada tu reikia daug kažko, tai vietoj kavos gali pakvėpuoti tam tikrą būdą kvėpavimo ir tu turėsi belenkiek jėgų ir lėksi taip, kad lyg taip irgi išgerusi kibirą kavos arba papildų kokių. Kitas variantas tai yra paimti aktyvuoti parasimpatinę, kad tu jausiesi iškart momentaliai nusiraminus, būsi rami, neturėsi jokio streso, mes galime įtakoti savo kūno būsenas. Ir tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų mesgi gyvename kažkokioje tai būsenoje. Tai išėjau šiandien viskas. Diena komplit, nes išmokau kažko. Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū tau.